Labas visoms Makeup Members akademijos narėm. Šiandien turim ypatingai įdomią temą - spalvotyrą ir mano pašnekovė Miglė Grigalė. Labas, Miglė. Labas, Gabrielė. Kaip laikais? Gerai, kaip tu? Gerai, labai ačiū. Labai džiaugiuosi tave čia turėdama, kad pasirašai šią aventūrą ir atvykai į pokalbį. Labai norėčiau, kad papasakotum biškutį priešistorės, galbūt kaip susipažinai su spalvotyra, su spalvom, nes merginom duos informacijos. Miglė yra plaukų stilistė, kuri atlieka dažymus, kirpimus, ar ne? Ir būtent pamačiau tave ir tavo video apie spalvotyrą pirmiausia, ne apie tavo darbus, apie spalvotyrą, bet labai būtų vis tiek įdomu išgirsti šiek tiek priešistorės. Tai pati plaukų stilistė dirbu 9 metus ir koja kojant su spalvotyra man buvo visada labai įdomu kartu su plaukais, nes iš vis net pradedant prieš kirpėją dirbti dvejau, ar aš noriu būti vizažistė, ar noriu būti kirpėja. Tai ir tai tau daug bendro čia, ne? Tai man labai čia smagu ir fainai. Tai šiaip tai labai norėjau abu dirbti, abu baigiau, bet likau ties plaukais, bet su spalvom tai jau mano mama iš manęs nuo vaikystės juokdavos, nes mane, pavyzdžiui, psichiškai veikdavo, jeigu šilta su šalta spalva kartu nesirengdavau. Geras, ne? Net prie mamos kabinėdavus dėl spalvų, nes mane labai erzindavo mano akį, jeigu atspalviai nesutampa. Tai jau nuo mažens turėjai tą akį, ne? Man būtent spalvos dėl spalvų, aš vis laik tokia buvau crazy. Tai vis laik buvo labai įdomu. Ir aišku, Lietuvoje ganėtinai mažai tų mokslų buvo apie spalvinės analizės, aš į keletą mokymų ėjau, bet taip, toksai labai bendrinis dalykas, realiai, ką mes ir dabar apkalbėsim, bet kaip pasakyti, tu sužinai esmę apie tas spalvinės analizės, bet kad nebuvo tokios informacijos, kad aš galėčiau dirbti su tuom, kad aš galėčiau klientam patarinėti ir panašiai. Tai gal daugiau, kas studijuoja dizainą, tai jau ten daugiau įsiplečia į spalvas, pritaikyti, kad drabužių spalvas klientui ir panašiai. Tai mano tokius galutinius taškus sudėjo Frančeska, jinai iš Anglijos mergina, iš Trinukių mergina. Tai jinai būtent nuotoliu pravedė man individualius mokymus, tai jau taip turbūt mano visa ta turima ir kaupta informacija susistigavo, susidėjo į stalčiukus ir aš jau pradėjau taikyti tą informaciją labai stipriai klientam. Aš jau kaip ir taikydavau, bet tas toksai maždaug iš akies preliminariai, o jau tada aš taip įsigilinau į būtent 12 tipažų sistemą, nes yra 16 ten jau visokių išmaišyta. Tai tas 16 tai atsiranda dar tarpiniai neutralūs 4 tipažai. Bet aš manau, kad 12 per akis jau ir tos 12 gerai išsistudijuoti yra kas ir aš manau, mano darbe man pilnai užtenka 12 sistemos. Supratau. Tai va, o šiaip daug kas ypatingai Lietuvoje sako, čia naujas dalykas, čia būna net ir tų piktų komentarų, čia prisigalvoja kažkokių nesąmonių, tai žodžiu, visi galvoja, didžioji tiksliau dalis galvoja, kad tiesiog čia kažkoks naujas dalykas, bet tai nėra naujas dalykas, jau būdavo stilistai, ypatingai Amerikoje, kurdavo klientui atskiras paletės, neįvardinant, kad tarkim, čia švelnaus rudens paletė, bet tiesiog dėliodavo skraistes, įvertindavo kliento šiltumą, šaltumą, kontrastingumą ir jam sudarydavo tokią kaip personalizuotą paletę. Tada iš to jau vis pradėjo darytis kažkokios sistemos, dar jos, kaip sakant, tokios neužtvirtintos. Tai vis jos kūrės, po to buvo toks didžiausias perversmas, tai Karolė, Deborah Chase, Deborah Chase išleido knygą 75 metais, būtent medicininiu pagrindu paremta, kodėl mes taip spalviškai skiriamės. Kad būtent melaninas lemia mūsų rudus pigmentus organizme, plaukuose, odoje, karotenas geltonus tonus ir tas hemoglobinas mūsų nusako, kiek mes turim tų būtent raudonų rožinių pigmentų organizme. Labai įdomu, šiaip ar pastebėjai, kokią būtent įtaką padarė tavo darbui, ar ne, tas spalvų tipažo atpažinimas, žmogaus kontrasto atpažinimas, papasakok iš tos pusės. Šiaip tai aš manau, kad didžioji dalis, kadangi mes jau ir taip esam kūrybiniai žmonės, ar vizažo meistrai, ar plaukų specialistai, tai mes turim tą akį. Būna ateina žmogus, tu jau matai, kad jam tiktų tas ir tas, nors nežinai, kaip ten įvardinti, ne, koks ten sezonas. Bet man, kas labiausiai pasiteisino, kad aš dabar, kaip pasakyti, galiu įrodyti klientui, kodėl jam tai tinka. Nes būna tokių klienčių, ypatingai kai Lietuvoje buvo bumas, visos nori būti kuo šaltesnių atspalvių. Ir aš matau, kad jai tiesiog netinka tas šaltas atspalvis, bet jinai, ne, mane pilkink, mane kuo šalčiau, mane erzina ir taip toliau. Ir dabar gali atsinešti tą auksą sidabrą ir parodyti, žiūrėk, kaip tavo veido oda, tarkim, keičiasi su šilta paletė, su šalta paletė. Ir toksai gaunas, tu turi tada tokią stabilesnę, tvirtesnę kaip pasakyti,
patarimą, nuomonę, kas tiktų ir dar gali pagrysti ir įrodyti, kad pažiūrėk, kaip vizualiai tai pateikti, kaip atkinta tavo veido oda, pasirinkant tam tikrus atspalvius. O dabar norėčiau tos jau tokios skaniosios informacijos, ar ne? Tai galbūt gali merginą supažindinti su skirtingais tipažais ir paskui, manau, šiek tiek norėsiu prie žmonių kontrastų, ten šilto, šalto ar ne nueiti. Tai Migle, perduodu į tavo rankas, aš įdėmiai klausysiuos ir labai bus įdomu. Tai pagrindas yra 4 sezonai. Tai yra žiema, pavasaris, vasara ir ruduo. Tai netgi viskas, kaip ir tie pavadinimai, viskas susijęs su gamta. Tai vat, būtent ruduo, tai jau kaip lapai pradeda kisti, atsiranda daug tokių oranžinių, raudonų, gilios žalios tonų, vat, kaip tarkim klevo lapą paėmus ten sausio mėnesį, mes matysim jau nukritusi ten geltoną dalį, ten tokia kaip likrūdžių spalva, jau tiesiog tos kintančios spalvos ir būtent ta pati rudens paletė yra tokia šilta, tokias šiltas mėgstukas, kakava, šiltas potonis, bet tos spalvos jos tokios ganėtinai prigesintos, tokia ramuma, va, taip, paimkim miško, lietuviško miško rudens peizažą, pas mus vis tiek visi 4 sezonai yra ryškiai išryšti, nes kontrastai klimato. Jau žiema tokia niurėja, jinai šalta, jeigu pasninga daug baltos, atsiranda juodo peizažo, daug melsvų tonų, tai vat ir būtent žiemos tipažas, jis, vat, jo paletėje, net jeigu įsivaizduotume šiaurės pašvaistę, tai visos šiaurės pašvaistės spalvos būtų žiemos tipažė. Šaltos tokios, kontrastingos, net ir šiaurės pašvaistėje yra to tokia smaragdinė, melsva, rožinė spalva, tai vat žiema yra vienintelis tipažas, kuriam tinka juoda balta. Geras. Tada pavasaris, na, pas mus truputį nusikėlęs tas pavasaris, bet jeigu mes išvyktume pavasarį į kokius tropikus ir žydras ryškus vandenynas, palmės ryškiai žalios, daug kažkokių egzotinių ryškių gėlių, jis toksai jau šiltas ir skaistus, intensyvus tas pavasaris. Ir jau tada vasara, jeigu mes įsivaizduotume kokį, nežinau, rugpjūčio mėnesį, kai jau saulė išgarinus spalvas, jau jos tokios prigesintos, jau šaltėja dėl to, kad jau saulė išgarinus jų tą visą šilumą ir jos jau visos tokios prigesintos. Tai vat, žiema yra šalta ir skaisti, vasara yra šalta, bet jau prigesinta, tai prigesinta reiškia įmaišyta į spalvas pilko tono. Ir tada yra ruduo ir pavasaris, kurie yra šilti, tai ruduo yra būtent šiltas ir truputį prigesintas, o pavasaris šiltas ir skaistus. Tai va, tarkim, atėjus žmogui, analizai, tai aš visų pirma, ką įsivertinu, ar jisai šiltas ar šaltas, skaistus ar prigesintas. Nes manęs dažnai klausia, tarkim, pas mane va mėlynos akys ir ten, tarkim, rudi plaukai, tai koks aš tipažas. Mėlynos akys jos visuose sezonuose gali būti. Tik jinai mėlyna gali būti į šiltumą, arba į šaltumą, arba jinai prigesinta, arba jinai skaisti sodri spalva. Tai va, jau visi šitie aspektai. Ir jau tada žiūriu va tą būtent kontrastą, prigesinimą ir skaistumą. O apie kontrastus, kaip kontrastai, būtent žemas kontrastas, aukštas kontrastas, vat, kaip juos reiktų atpažinti, nusistatyti ant klientės žmogaus ar ne, ir kokią įtaką irgi daro būtent vat, spalvinio tipažo atpažinimui. Tai mažo kontrastingumo žmogus, tai kai tarkim, geriausias tas yra testas pasitikrinti, tarkim, nusifotografuoji ir pasidarai nespalvotą nuotrauką. Ir būna ganėtinai va, toks neutralus vaizdas, lyg plaukai nuo akių nelabai skiriasi, lyg oda nuo plaukų, nu taip viskas labai, bet mažas tas kontrastingumas, viskas mažo kontrastingumo, nėra kažkas, kad labai išsišoka. Panašiai tamsu arba panašiai šviesu. Taip, taip, maždaug ta pati pasidaro pilkos spalvos gama. O jeigu aukštas kontrastingumas, tai jau tu padarai nespalvotą nuotrauką ir tu vat, matai, kad jau ten oda atrodo arba labai balta, arba ten akis atrodo iš vis kaip juodi burbuliukai, mano yra, tarkim, tavo yra žemesnis kontrastingumas, tai viskas šviesesni plaukai, šviesesnės akis, oda tokia ne per balta, ne blyški, ne porcelianė ir tu tokia nu, mažesnio to kontrastingumo, viskas harmoningai sueina. Mano padarytum nespalvotą nuotrauką, mano akis atrodo tada... įsivaizduoju. Tai va, nu, mano tas kontrastingumas yra aukštesnis. Tai kas dažniausiai vat, plaukų dažymuose tai atsispindi, tai jeigu tarkim yra žemesnio kontrastingumo žmogus, tai jam tiks tokie, tarkim, lengvos sruogelės, kur, tarkim, 2 atspalviai, tarkim, natūrali spalva, va kaip ir pas tave, natūrali spalva, techninis dažymas ir va ta natūrali spalva žaidžia su tom šviesiom sruogelėm ir tas plaukų dažymas sukuria harmoningą mažo kontrastingumo vaizdą. Man, tarkim, jeigu aš buvau blondinė, nu man tikrai netinka, mano kontrastingumą iškart sumažina, tada gaunas mano tik akis iššoksta, oda susilieja su plaukais ir aš tokia išbalansuota pasidarau. Tai tokiu atveju
jeigu vis tiek tas žmogus nori būti labai blondinė, nors tu ką, tai tinka tada, pavyzdžiui, pasidaryti gilias šaknis, labai užsitamsint šaknis, kad sukurt plaukuose didelį kontrastą. Tada atsiranda, tarkim, 10 lygio blondinė ir šaknis, nežinau, ten koks 5, kur atsiranda didelis kontrastas tarp spalvų ir tada gaunas atmušimą turi. Ir tarkim, aprangoja tas pats. Tarkim, juoda balta yra aukšto kontrastingumo ar ne derinys, tai jau tam žmogui tas juoda balta neišsišoks taip, kaip pavyzdžiui, va tau užsidėjus, kur yra mažesnio kontrastingumo žmogus, va tau labiau tada tiktų kažkoks monochrominis įvaizdis. Tarkim, kreminė bliuskutė ir kokios ten rudos kelnės. Iš tikrųjų, pertrauksiu, tokiuose aprangose geriausiai ir jaučiuosi, nes prieš mum pokalbį prasidedant aš pasakau, kaip man netiko tamsiai nudažytos šaknis ir šviesus plaukai. Ir dabar iš tikrųjų, kai tu man pradėjai apie tai pasakoti, aš suprantu jau kodėl, nors čia buvo mano klaida, aš pati savo kirpėją sakiau dažyk. Ir su apranga tas pats irgi, juoda spalva aš jaučiuosi labai tokia, kad aš pranykstu joj, aš tokia nublankstu, lyg mano oda dar labiau pabala ir toks, jaučiu, kad netinka, tai labai įdomu. Kaip net ir su akiniais, matau, tu pasirinkus rudens tipažo akinius, kur, tarkim, kaip ir fainai jie tokie edgy, bet jeigu būtų jie visiškai juodų rėmų, tai aš tavo akių iš vis nematyčiau, nes jie užgoštų, jie iškart sukurtų labai didelį sunkų kontrastą ant tavo veido, o tu tada jau pasirenki, tarkim, rudą toną ir automatiškai dar biškelį suminkštini juos. Tai taip galima ir sužaisti su viskuo, su aksesuarais, kad ir su makiažu. Jeigu aukšto kontrastingumo žmogus, aš galėčiau būti nepasidažius, aš net taip ir darau darbą, kai nes man akis darbė šaroja, tai aš būna nei tušo, nieko nestažu, bet aš galiu kalt raudonas lūpas ir man jis neišmuša iš veido. Netrodo, kad jos kaip pridėtos, dėl to, kad atmuša akis, atmuša plaukai ir tas visas kontrastas sueina. Jeigu tu būtum be makiažo ir užsidėtum ryškės lūpas, įeitų pirmą lūpas, tada tu. Taip. Niekas gali nebetikti, vien su pilkinančiu šampūnu nusiplavus plaukus. Tas kaip ir Light Spring, tai ir kolorite turi atsispindėti šviesumas ir šiltumas. Tai plaukai jie turi būti skaistus ir šilti. Gali būti jie prigesinti, kaip pasakyti, neutralizuotas tas gelsvumas, bet jis negali būti užmurzintas, nes nėra jos kolorite to šaltumo ir prigesinimo. Supratau, įdomu. Tada galim pereiti prie rudens. Čia įdomu, nes mačiau ir girdėjau apie save šiek tiek. Tai man atrodo, kad čia tavo šita paletė. Čia yra švelnus ruduo. Žinok, pritariu, žinai dėl ko, nes labai gerai jaučiuosi žalioj spalvoj, ypatingai ten koks, jeigu žalia šilkas. Aš manau, kad akis labai atmuša tobulai. Labai gerai jaučiuosi šitose šviesiose rudoj spalvoj. Tai šviesioj, neutralioj spalvoj. Ir kai tu pradėjai pasakoti apie raudoną, man toks klaustukas galvoje, nes net dabar lagaminė turi raudoną megztinį ir aš labai gerai jaučiuosi raudonoje spalvoje arba su to pačiu raudonu lūpdažiu nuo nuotaikos faktas. Bet ten grina raudona, ar jin tokia su talašišne ar su tokiu lengvu oranžu? Jeigu ten pažiūrėsi čia off topic, pamatysi, kad jinai grina raudona. Bet aš jo gerai jaučiuosi, kad aš įdegus. Jo, Kaip susideda visi taškai ant į, ar ne? Taip. Bet matau, labai nudžiugino tokią paletę, mano labai skonį ir liuks, kad neprašau. Matai, jinai juodos, baltos neturi. Kur ir jaučiuosi, kad net neblogai. Juoda per intensyvų užgožė, tai jau geriau tada kažkokia šokoladinė, gili ruda, tamsiai pilka, tamsiai mėlyna, jau geriau negu juoda. Ir tada vietoj baltos tai tokia kreminė. Off-white tiesiog gali būti. Fantastika. Belė ne ta tokia melsvai. Tada jau tikras ruduo. Tas tikras ruduo, tai jeigu apie įžymybės kalbant, Jennifer Lopez, Beyoncé, jau kur tikrai spinduliuoja tą šilumą. Net ir realiai, kai dabar, nežinau, gal teko matyti Beyoncés koncerto tą įvaizdį, kurin dabar baltais plaukais ir susidabrinė suknelė. Paskutinėje, tai renesanso. Jo. Ir kaip jinai atrodo, ta prasme, kai jinai būna su auksinė suknelė, su savo medaus plaukais. Ten aišku, tai yra sceninis įvaizdis, viskas ok, ten, kaip sakant, viskas yra ten tokia idėja. Taip. Bet realiai, kai atsidarai jos fotkės, kuris kokia, kaip būdavo sniaug renginiuose auksinė suknelė, tie jos karameliniai plaukai, jinai švyti tiesiog visą. Taip. Tai jinai tikras ruduo. Tai čia daug šilumos. Taip, bet jos matos, pavyzdžiui, lyginant su tikro pavasario, kai mes žiūrėjom, jos labai panašios šitos paletės, tik šita jau savyje turi maišyto pilkai rudo tono. Nėra, kad jinai prigesinta visiškai pilkai, bet jinai su pilkai ruda yra maišyta. Jinai vis tiek išlieka šilta, o tokia prigesinta. Tokia gal biškai tokias nešvaresnės spalvos. Jo, jos nes skaitos teoriškai, kaip vadinasi, jeigu yra įmaišyta pilkos spalvos, ta spalva tampa laužyta. Laužyta. Laužytos spalvos. Tai nešvarios, o laužytos spalvos. Taip, gerai. Sulūžusi paletė šitą. Bet labai graži. Jo, jam labai tinka rudžių suknelės, garstyčių, nebūtinai suknelės, šiaip drabužiai. Taip. Rudžių, garstyčių, oranžiniai tonai, visokie ir koraliniai, tokia jinai sodri tikrai. Ir dažniausiai
dažniausiai jau kai tikras ruduo, tai dažnai matosi jau ant merginų. Nu, jos tokios tikrai. Ir jom ir labai ryžiai plaukai tada tinka. Aš kažkodėl vat, ir tave norėjau pritemti prie to vat, tikro rudens, nes tavo tos rudos agės atrodo, ta plaukų spalva. Esu gavus tokią analizę. Va, sakau, kažkaip. Ir va, kalbant apie plaukų spalvą, ar ne, nu, tarkim, mano natūraliai tiesiog, nu, tokia ruda. Lietuviška ruda, jinai nėra labai pilka, bet... Ir žodžiu, kalbant apie plaukų dažymus, aš esu buvus tikrai visokia, ten nuo A iki Z, žalia ir mėlyna ir taip toliau. Nu tai, kirpėjai, kaip priklauso viską išbandyti ant savęs. Bet ką norėjau pasakyti, kad aš dabar esu pasišviesinus porą tonų plaukus ir juos pasišiltinus. Tai gaunas aš su plaukais, va, kaip sakom, su kuo gimsti, su tuo ir nu tikrai tinka, bet gali truputėlį pakoreguoti. Tai kadangi aš esu tikrai šilta, nu ta prasme, ant manęs nekyla dvejonė šilta ar šalta, tai aš pasirinkus panašią spalvą į savo natūralę, tik šiltesnė, aš dar labiau paryškinu savo šiltumą. Nes aš, pavyzdžiui, labai mėgstu tą labai šiltą įvaizdį susikurtą, ten, nežinau, kažkokią šventę, aš tada oranžinės lūpas daraus, auksinius blizgučius ant akių, nu aš ultra šiltą įvaizdį sukuriu, kokie auksiniai dideli auskarai, nu aš tokie tiesiog karščio karalienė. Labai gerai. Nes į tave žiūrint, kai pradėjai kalbėti apie tą didelius auksinius auskarus, tai tau labai blogai atrodytų raudonas melsvas lūpdažis. Su šaltu. Labai blogai. Aš esu kažkada, pamenu, kažkur, kad prisižiūrėjau tokį į su violetu net tokią spalvą nusipirkus. Aš man atrodo dantis kažkokie geltoni, murzė kažkokią savo jaučiaus. Taip. Labai įdomu. Tai va, jeigu tikrai tikras tipažas, nu, va, tikrai, tarkim, šiltas tipažas, nu, jam jau tas pabrėžimas to šiltumo, tai wow, kaip ir, pavyzdžiui, tikrai žiemai paimkim kokią šaltą, raudoną, tokią su rūžavumu, fuksiją, kokią gilę tą spalvą ant lūpų, nu, wow, kaip atrodys, atrodo, net daugiau nieko ten to makiažė nereikia, tušas ir varai, nu, nes tiesiog dar labiau paryškins.